Labas vakaras, kaip ir kiekvieną darbo dieną, su jumis sveikinasi Dzūkijos televizijos žinių komanda. Trečiadienio naujienos iškart po anonso. Šiandien žiniuose matysite, Putinų seniūnaičių tapo vos vieno balso persvara. Iš tikrųjų, Putinų bendruomenė ilgai kalbinėjo, pradžioje pats net buvo atsisakęs, bet surinko parašus. Miesto pedagoginėje, psichologinėje tarnyboje savivaldybės vadovų vizitas. Mano manimu, tokia įstaiga tikrai reikalinga ir kaip aš ir minėjau, bendraudama su darbuotojais, tiesiog kol žmogus asmeniškai nesusiduria su problema, jis ir nesusimąsto, reikalinga jie ar ne. Alytuje pristatoma Respublikinė Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso paroda Sidabro vainikėlis. Neeilinė tuo, kad tikrai pirmą kartą sulaukėme, kad tai yra Respublikinė paroda. Liaudies kultūros centras pagaliau prisiruošė ir mūsų erdvėse ją čia eksponuoti. Vakar alytiškiai jau kiek aktyviau rinko Likiškių, Putinų ir Stoties seniūnaitijos seniūnaičius. Didžiausia konkurencija buvo dėl Putinų seniūnaitijos seniūnaičio, mat kandidatas Tadas Čekas laimėjo vos vieno balso persvarą. Vakar Alytaus teatre alytiškiai rinko 3 seniūnaitijų – Likiškių, Putinų ir Stoties seniūnaičius. Iš viso atvyko 79 rinkėjai. Didžiausia kova vyko tarp kandidatų Manto Radvilavičiaus ir Tado Čeko, tačiau pastarasis vieno balso persvarą laimėjo. Iš tikrųjų, Putinų bendruomenė ilgai kalbinėjo, pradžioje pats net buvo atsisakęs, bet surinko parašus, kaip žmonės surinko parašus, jau teko ir sutikti tada dalyvauti šiuose rinkimuose. Tadas Čekas yra Putinų asociacijos pirmininkas, bendruomenės valdybos narys, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vidaus ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. Jis teigia, jog planų, kaip naujai išrinktas seniūnaitis, jau turi. Jeigu žiūrėt vietos savivaldos įstatymą, tai aišku, tų seniūnaičių veikla yra labai ribota. Bet ne visą laiką žiūrim tuos įstatymus, reikia plačiau veiklauti. Tai aišku, Putinuose pirmiausia, pirmos, ką reikėtų žiūrėti, tos aikštelės automobilių, kiemus, viską, kas žmonėm skauda. Tai ta veikla iš tikrųjų gal per daug nesiskirtų, negu kai buvau tarybos narys, tik aišku dabar jau įgaliojimai žymiai mažesni, žymiai siauresni, bet kryptis ta pati. Likiškių seniūnaičių išrinktas 24 balsus surinkęs Kęstutis Šlekys, o Stoties seniūnaičių surinkęs 30 rinkėjų balsų tapo Gintaras Žalionis. Šiandien gyventojai renka Vidzgirio ir Jurgiškių seniūnaičius. Į Vidzgirio seniūnaičius kandidatuoja Donatas Česnulevičius, Donatas Janušonis, Ramūnas Masiulionis, Oksana Škleriūtė. Kandidatė į Jurgiškių seniūnaitės Meilutė Miliauskinė. Rinkimai vyksta šiandien Alytaus miesto teatro foje nuo 17 iki 21 valandos. Gegužės 21 dieną bus renkamas Jotvingių seniūnaitijos seniūnaitis. Kandidatai Jonas Mažeika, Rosvydas Baublys, Vilmantas Dunderis. Ulonų seniūnaitijos kandidatai Janis Laurinaitis, Šarūnas Klėgeris. Senamiesčio seniūnaitijos kandidatai Jonas Balčius ir Vida Grišmanauskienė. Gegužės 22 dieną bus renkamas Domantonių seniūnaitijos seniūnaitis. Kandidatai Gintarė Mencevičiūtė Balinienė, Rita Bečiūnienė. Alyčio seniūnaitijos kandidatai į seniūnaičius Adolfas Petkevičius, Aivaras Višniauskas, Ignas Nastaravičius, Vaclovas Goštautas, Žydrūnas Geležauskas. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus savivaldybės vicemerė Valė Gibienė lankėsi Alytaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kur susipažino su įstaigos vykdoma veikla. Viktorijos Daugelienės reportažas. Šiandien savivaldybės vadovai lankėsi Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kur susipažino su įstaigos veikla bei diskutavo apie opes problemas kylančias šiuolaikinėje visuomenėje. Mano manimu, tokia įstaiga tikrai reikalinga ir kaip aš ir minėjau, bendraudama su darbuotojais, tiesiog kol žmogus asmeniškai nesusiduria su problema, jis ir nesusimąsto, reikalinga jie ar ne. Bet kai žmogų palies čia asmeniškai, bet tada sprendimą priimti dėl kažkokių, sakysim, tokių galutinių sprendimų dėl įstaigos ten ar darbuotojų mažinimo, ar veiklos, ar jo plėtimo, va tada pradedi galvoti. Labai svarbu, kad nebūtų bijoma kreiptis į mūsų įstaigas, nes dažnai, kai vaikus nukreipia įstaigos, jau problemos būna įsisenėjusios. Tai labai svarbu, kad tėvai pastebėję arba nerimaujantys dėl tam tikrų vaikų problemų, kuo greičiau kreiptųsi pas mus
sprendimus, kad galima būtų padėti kiek galima anksčiau. Tiek vaikams, tiek jeigu įstaigose išryškėja problemos tokiuose kaip dienos centruose arba neformaliojo švietimo ugdymo įstaigose. Pasak Alytaus miesto savivaldybės vicemerės Valės Gybienės, šiuo metu labai daug jaunų žmonių susiduria su psichologinėmis problemomis, tad labai svarbu apie tai kalbėti. Mes atėjom žadėdami ir kalbėdami, kad reikia sėsti prie bendro stalo ir išsiaiškinti visas problemas, mūsų lūkesčius, ir manau, kad mes tą darysim. Todėl, kad pasikartosiu, nėra savaime suprantamų dalykų. Reikia pradėti nuo kodėl to reikia. Alytaus pedagoginė psichologinė tarnyba teikia ne tik profesinio konsultavimo paslaugas ar atlieka prevencinę veiklą, bet ir begalės kitų. Pristatome veiklą. Pagrindinė savo veiklos rūšis, tai yra, ką mes darome, tai mūsų pagrindinės veiklos rytys, tokios kaip pedagoginis psichologinis įvertinimas, darbas su vaikais turinčiais mokymosi sunkumų. Kita mūsų veiklos sritis tai yra psichologinis konsultavimas, individualus psichologinis konsultavimas, darbas su vaikais turinčiais psichologinių problemų, darbas su jų tėvais, taip pat ir su mokytojais. Na, nemažiau svarbios ir kitos mūsų veiklos sritys, tokios kaip prevencija, kaip metodinė pagalba, kaip švietimas. Susitikimo metu miesto svečiams pristatyta ne tik vykdoma veikla, bet ir įgyvendinti ar įgyvendinami projektai. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Šiandien į Alytaus kultūros ir komunikacijos centrą atkeliavo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso Sidabro vainikėlis regioninių turų nugalėtojų darbai. Respublikinėje parodoje, kuri veiks iki birželio 3 dienos, pristatomi daugiau nei 100 jaunųjų autorių kūriniai. Rūtos Kašėtienės reportažas. Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso Sidabro vainikėlis laureatų darbai šiais metais atkeliavo į Alytų. Regioninių turų pirmų vietų nugalėtojų konkursinė darbų paroda nuo šiandien eksponuojama Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Atkeliavo tikrai iš 8 rajonų, tai yra Kaunas, Vilnius, Alytus, Telšiai, Tauragė, Utena, Panevėžys. Darbų yra labai daug ir labai gerų ir stiprių. Tai respublikinio turo paroda. Pirmą kartą Alytuje, todėl labai džiaugiamės, kad pas mus. Neeilinė tuo, kad tikrai pirmą kartą sulaukėme, kad tai yra respublikinė paroda. Liaudies kultūros centras pagaliau prisiruošė ir mūsų erdvėse ją čia eksponuoti. Nelabai tikėjausi, kad bus tokia gausi, kokią dabar mes ją turime. Iš tikrųjų, truputėlį įsigandome, kadangi labai skirtingi regionai labai skirtingai pristato tą parodą ir jie supranta ją, kaip aš manau, visai kitaip. Tiesiog, kada po Dzūkijos regiono turo liko labai daug medžio drožybos darbų, aš pagalvojau, kad galbūt ir visa Lietuva mums priveš labai daug gražių medžio drožėjų darbų ir kai pamačiau tos visus, kaip aš vadinu, divonus, tas kaukės užgavėnių, kur mums Dzūkijai nėra būdinga, kad vaikai gali tokie, tikrai mokyklinio amžiaus vaikai tokius darbus daryti. Į respublikinę konkursinę parodą Alytuje atkeliavo 60 jaunųjų autorių kūriniai. Dzūkijos regionui konkursinėje parodoje atstovauja regioninėme ture laureatais tapusių 6 moksleivių darbai. Paroda, kurioje pristatoma apie 200 eksponatų, pasižymi darbų ir atlikimo technikų įvairovę. Eksponuojami medžio drožybos, tekstilės, keramikos, kalvystės, paprotiniai dailiai priskirtini meno dirbiniai. Konkursui pateikti kūriniai vertinami atsižvelgiant į jų meninę vertę, atlikimo meistriškumą, kūrinio sąsajas su lietuvių liaudies dailės etinės kultūros tradicijomis. Aišku, daug yra kaukių, kadangi Žemaitė tai yra užgavėnės labai populiaru. Šiandien atkeliavo, tai kaukės, juostos, medžio drožyba, marginti margučiai, sodai, kuo puikiausiai, keramika, karpiniai. Ir panašiai. Mūsų Lietuva tai yra tikrai skirtingi regionai, kaip ir šiemet regionų metai, tai yra skirtingi ne tik savo tarme, ne tik savo papročiais, bet net ir tuo, kad Sidabro vainiko parodos žmonės dalyvaujantys šioje parodoje, jie irgi skirtingai mato tą tautodailę. Jie skirtingai ją dirba, skirtinguose regionuose skirtingai supranta ir jinai yra įspūdingai graži, nes jinai yra labai įvairiaspalvė. Mūsų rūmuose tiek skirtingų darbų nebuvę niekada, kiek aš dirbu. Iš tikrųjų, tai begalinė paroda su visais Lietuvos pristatymo dalykais. Sakau, nuo aukštinių juostų, nuo kiaušinių, nuo kaukių, sodų, siuvinių, medžio molio darbų, tokių, kur, nežinau, tai yra visa Lietuva viename. Šita paroda yra mūsų visa Lietuva Alytuje.
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso Sidabro vainikėlis nugalėtojai paskelbti ir apdovanoti bus birželio 3 dieną 13 val. Respublikinės parodos uždarymo šventėje. Bus paskelbti 6 konkurso laureatai, gausiantys simbolinės Sidabro vainikėlio seges bei kitų apdovanojimų laimėtojai. Rūta Kašėtienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Policijos pareigūnai kreipėsi į bendruomenę prašydami pagalbos, surandant 2 dingusias moteris. Plačiau apie jų dingimo priežastis informuoja Mantas Radvilavičius. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius informuoja apie praeitą parą Alytaus mieste ir rajone nustatytus 28 kelių eismo taisyklių pažeidimus. Užfiksuota 12 greičio viršijimo atvejų, 10 pažeidėjų greitį viršijo nuo 20 iki 30 km/h, 2 pažeidėjai nuo 40 iki 50 km/h. Nustatyti 5 kelio ženklų ir ženklinimo ir 2 naudojimosi telefonų pažeidimai, 2 automobiliai be techninės apžiūros, 1 be privalomojo civilinio draudimo. Nubaustas 1 pėsčiasis už ėjimą per gatvę neleistinoje vietoje. Sulaikytas 1 neblaivus automobilio vairuotojas ir 2 neblaivus dviratininkai. Alytaus mieste ir rajone užfiksuota po 1 techninį eismo įvykį. 15 val. 45 minutės Alytuje, Jurgiškių gatvės 35 namo automobilių stovėjimo aikštelėje, savininkas rado apgadintą automobilį Mitsubishi Colt. 22 val. Alytaus rajone per Šėkininkų kaime, Krokininkų gatvėje, 4ratis motociklas apgadino stovintį automobilį Renault Megane. Abiem atvejais kaltininkai pasišalino iš įvykio vietos ir yra nustatinėjami. Vakar prieš vidurnaktį Kalniškės gatvės gyventojų dėmesys nukrypo į toje pačioje gatvėje esantį garažų masyvą. Iš viduryje stovinčių garažų kilo tiršti dūmai, o netrukus pasirodė ir liepsnos. Iškviesti ugniagesiai gelbėtojai atvykę rado kelis garažus degančius atvira liepsna. Viename iš jų paskendęs liepsnose stovėjo automobilis Opel Omega. Gaisras numalšintas per kelias valandas. 3 garažuose laikyto turto išsaugoti nepavyko. 1 garažas nukentėjo mažiau, jame laikyti daiktai beveik nenukentėjo. Įtariama, kad 1 iš sudegusių statinių padegtas tyčia. Šiuo metu skaičiuojamas patirtas nuostolis, įtariamieji nustatinėjami. Lazdijų rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Linos Krauzienės. Praėjusiais metais iš Ispanijos į Lietuvą sugrįžusi moteris dingo be žinios, dar nepasiekusi namų. Sunerimę artimieji kreipėsi į policiją, buvo prašoma ir visuomenės pagalbos, tačiau Krauzienės nepavyksta rasti iki šiol. 2014 m. lapkričio 24 d. grįžtant iš Ispanijos į Lietuvą, apie 5 val. Mikroautobusui sustojus degalinėje Statoil, Lazdijų rajone Nekrūnų kaime, moteris iš jo išlipo ir dingo be žinios. Požymiai apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, juodų plaukų, antakyje ir nosyje buvo įverti auskarai, ant kaklo, rankos ir blauzdos turėjo tatuiruotes, mėgo auksinius papuošalus. Gyventojus, ką nors žinančius apie Linos Krauzienės buvimo vietą ar ją mačiusius, prašome skambinti telefonu 8318 203 06 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško Editos Remeškevičiūtės. Gegužės 19 dieną į pareigūnus kreipėsi vyriškis, prašydamas surasti jo sugyventinę, kuri gegužės 16 dieną apie 12 val. Išėjo iš namų esančių Alytuje ir iki šiol negrįžo. Telefonu su Edita Remeškevičiūtė susisiekti nepavyko, jis išjungtas. Gyventojus, ką nors žinančius apie Editos Remeškevičiūtės buvimo vietą ar ją mačiusius, prašome skambinti telefonu 8315 55 701 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų šiandien, netrukus orų prognozė, o po žinių kviečiame žiūrėti diskusijų laidą Pozicija. Gero vakaro su Dzūkijos televizija. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Labas vakaras, metas sinoptikų prognozėms. Trečiadienį virš Lietuvos nusidriekęs atmosferos frontas, lietaus dalyjo ne visiems vienodo ir aukštesnė nei 20 laipsnių temperatūra greičiausiai pasidžiaugė tiek pietrytinių rajonų gyventojai. Ketvirtadienio naktį palis beveik visur, vietomis smarkiai. Pietiniuose rytiniuose rajonuose kai kur griaudės perkūnija, per ją vėjo greitis tikėtina sustiprės iki 15–18 m per sekundę. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus numatomas daugelį rajonų, tačiau
jau nebus toks intensyvus. Vidutinio stiprumo vėjas pūs iš šiaurės vakarų bei vakarų. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 11, Kaune 10, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje termometro stulpelis pakils iki 13, Kaune iki 14, Vilniuje iki 12, Klaipėdoje iki 9 laipsnių aukščiau nulio.